Labas rytas. Dabar po 7 ir išėjau į miestą. Atsikėliau 6, nusiprausiau, bet pradėjo lietus lyti. Tai valandą laiko palaukiau, dabar apstojo. Tai va, einu į miestelį, Urgiupą. Čia va tokie vaizdai. Va, kalnas, skylė tam kalne. Vaidas paliko miegoti. Nu, kaip nori. O aš tai pamatyti noriu. Einu tą gatvytę, žinau, kad čia centras yra, nes vakar čia pravažiavom, kai lietus pliaupė. Gerai, spėju, kad man reikia per gatvę. Wow, kaip faina. Va, laikrodis. Bet viskas čia centras ir yra. Nežinau iš tikrųjų, katrą pusę dabar eiti. Čia turbūt centrinė aikštė. Daug kavinukių. Tik per anksti, kad kažkas dirbtų. Bet man va prie šitų labai norisi kažkaip prieiti. Ne, aš visgi manau, kad man reikia va čia eiti. Nes mes vakar pro čia atvažiavom. Orientuotis, kur viešbutis, galima pagal šitą pieštuką, kad nepasiklyščiau. A čia tai iš viso parkingas. Urgiupas. Miestelis mūsų, kuriame mes apsistojom. Tai va, čia tuose olienuose. Vakar mes biškį ten vakarojom su gidu, tai užpylė vulkano dulkės miestelį. Ir sako, čia su šaukštu galima iškabinti tuos namelius. Tai žmonės sandėliukų, namelių, viešbučių, viską prisidarė. Geras. Manau, kad čia naktį būna apšviestos tos skylės, nes laidai eina. Tai čia super gražu turėtų būti. Va, ten kokie buteliai. Va, kemperiukas. Žmonės gal dar miega. Ispanai atvažiavę. Nu, šaunuoliai. Nu, gerai, reikia dar kokį ratuką prasukti. Ir eisiu valgyti. Tai va, ir būtų kainos namų. Tai 12 milijonų lyrų. Dalinam iš 34 maždaug. Ir žinosim, kiek kainuoja. Dar turiu šiek tiek laiko, tai einu į kokią gatvytę. Tokią užkampesnę lendu. Ir čia nesuprasi, ar čia apleista, ar čia žmonės gyvena, nes nu kažkaip įdomiai. Durytės. Labai įdomu pažiūrėti, kas čia viduj. Iški purvynas. Štai neįsivydu, bet... Vau, ten dar gilyn. O eik tu savo, ir ten skylė. Gerai, užtenka, neįsi tikrai. Dar kokį lavoną rasiu. Ir vietinis. Katukai, ką tu valgai? Makaronus. Ai, dar vieną gatvytę aukštyn einam. Ką čia? Dabar aš čia aplink viešbutį kažkur sukiojęs, tai visai vietoje esu. Čia jau toks prabangesnis namas. Čia gal rūmai kokie. Kokios durys, kokios kolonos. Arba viešbutis. Vau, tai kaip gražu. Kažkaip nedrįstu eiti. Biškiai kišinuosi. Halas kažkokie namai. Vau. Kaip gražu. Eik tu savo. Vau. Eina. Tai va, ir vaizdas nuo aukščiau šiek tiek. Eina pegan. Va.
Mano viešbutis Akuzun. Visai netoli, bet jeigu norėsiu sugrįžti, man reiks ratą apeiti. Kaip ir reiktų eiti atgal, bet man vis traukia kažkokios gatvytės, kur aukščiau palypti. Tai pažiūrėsim, kas čia dar. Nu ir tada jau tikrai grįžinėsiu. Va, palėpi biški. Ir tokie vaizdai. Liko 20 minučių iki pusryčių. Tai reikėtų nevėluoti. O, gražuolis. Ne, ciciau. Ne. Labas. Labas, mažytė. Ne. Mažutė, ei, nesipurtik, tu šlapas. Na, draugas, ne? Draugas. Draugas, tu mažas. Kadangi dar ankstyvas rytas, tai šalta. O aš drabužių įsidėjau tik vasarinių. Tai faktiškai, nežinau, šiandien šilumos irgi daug nepraneša, tai nežinau, ką čia reiks apsirengti. Susidėsiu viską, ką turiu. 3 megztinius ir striukę. Balemba, toks jausmas, kad biški kažkur ne ten einu. Nebežinau. Buvo ką tik viešbutis, bet kažkur vis tiek turėčiau nusileisti. Gal čia vėl ratai. O, dar vienas. Čia brolis turbūt. Gerai. Ai, čia jau, dabar atsimenu tą vietą. Ne, labas. Ir tave reikia paglostyti. Ne, labas. Labas. Mažutė. Gražuoliau. Kokie jūs čia faini visi. Čia jūsų nereik bijoti, kad įkasit ar kažką, ne? Kaip pas mum Lietuvoj. Va, turi čipuką. Draugą turėsiu. Tai tu neik paskui mane, šuniukai. Neik. Ar jau nori su manim kartu keliauti? Man tave į viešbutį vestis, ką? Ir eina tas šuniuks iš paskos. Viskas mano gatvė. Viskas mūsų gatvytė ir kažkur netoli turi būti viešbutukas. Jis rimtai mane seka, tas šuniuks. Nu, prisidirbau. O, šuniukas katiną pamatė. Įdomu, kas bus. Man atrodo nieko, nes jie čia visi draugeliai. Ta pati šaika. Mano apsauga mane vis dar lydi. O aš į viešbutį jau beveik atėjau. Aš sustojau ir šuniuk sustoja. Ne. Vėl tu pas mane ateini, dar tave paglostyti. Ne. O ko tu inkšti, ko? Ko tu inkšti? Žūt.